Visiems geros dienos. Darysim tortą merengę šiandien. Kad galvos nekvaršint, nekiep biskvito, nieko. Mes paimsim paprasčiausius kiaušiukus. Nu taip pat. Tai 3 dalis. Mums reikės 2 sluoksnių. Tai dabar išsidedam. Nu, tai gerai bus. Statom indą ant vandens. Vanduo neturi liest, aišku. Dugno susiradėlį šalom, kad būtų visai sausas. Supilam baltymus. Ir iškart supilam cukrų. 4 baltymai, 300 gramų cukrus, o kad baltymai turėjo 150 gramų. Cukrus reikia laikdėti 2 daugiau į baltymus, kiek yra baltymų. Čia mes dar įdėsim biškį rūgštelės. O taip va. Tiek užteks. Ir dabar maždaug cukrų plakam, kol mūsų temperatūra nepakils iki 60 laipsnių. Nu, mums liko. Jau turim 60 laipsnių. Jungiam lauk. Ir dabar galim dėtis ant stalo ir plakti ant didelių apsaugų. Nu, dabar plaksim ant didelių apsaugų. Įpilsim vanilės biškį. Nu va, tokia turi gautis, gan kieta, negana visai kieta. Nu, ir eisim rinkti tortą mūsų. Čia mes įdėsim biškį lazdynų riešutų. Nu, tai gerai bus. Dėsim antrą sluoksnį. Ir sudėsim mūsų merengę. Nu, dabar šaudam iš šaldytuvo, tegul mums visai saulėsai, paskiau pjausim. Nu, tokia čia mūsų merengė, bandom pjauti. Pjaunam gerai. Nu, tai va, einam ragautis į merengės. Mūsų merengė. Puodelis kavos. Ir desertą turim. Nu, visiems skanaus ir iki sekančio.